Mokomoji medžiaga 7 klasei. Veiksmažodžio nesmenuojamųjų formų kartojimas. Tai yra dalyvio, pusdalyvio ir padalyvio. Šiandien pakartosime veiksmažodžio nesmenuojamąsias formas. Prisiminę veiksmažodžio nesmenuojamųjų formų gramatinius požymius bei sužinoję, kuo dalyvis, pusdalyvis, padalyvis skiriasi nuo veiksmažodžio ir būdvardžio, mokėsime skaitomame tekste surasti šias nesmenuojamąsias veiksmažodžio formas. Dalyvis yra linksniuojamoji veiksmažodžio forma, reiškinti veiksmą ar iš veiksmo kylančią daikto ypatybę. Dalyvis taip pat turi veiksmažodžio ir būdvardžio ypatybės. Aptarsime dalyvių gramatinius požymius. Kaip minėjau, dalyvis turi veiksmažodžio ir būdvardžio ypatybių. Pirmiausia, aptarsime dalyvių veiksmažodžių požymius. Pirmiausia, dalyvis, kaip ir veiksmažodis, turi tą pačią šaknį. Brangstanti šaknis brangst. Ir turi veiksmažodžio kamieną. Dalyvis taip pat turi 4 laikus. Esamasis laikas yra padaromas su priesaga ant. Brangstanti, brangstantis. Dirbanti, dirbantis. Būtasis kartinis laikas yra brangęs, dirbęs. Būtasis dažninis laikas brangdavęs, dirbdavęs. Bei būsimasis laikas brangsiąs, dirbsiąs. Dalyvis, kaip ir veiksmažodis, taip pat gali būti sangrąžinis. Tai yra turėti sangrąžos dalelytę si. Dalyvis, kaip ir veiksmažodis, valdo linksnius, prisijungia tuos pačius prieveiksmius, kaip ir veiksmažodžiai. Pavyzdžiui, dirbantis žemę, greitai brangstantis. Tai yra 4 veiksmažodžių požymiai. Šaknis ir kamienas, laikai, sangrąžos dalelytė bei linksnių valdymas. Dalyvio būdvardžių požymiai. Dalyvis, kaip ir būdvardis, gali būti kaitomas giminėmis, skaičiais ir linksniais. Taip pat, kaip ir būdvardis, dalyvis gali būti įvardžiuotinas. Dalyvis taip pat gali turėti nederinamąją formą. Sakinyje dalyvis, kaip ir būdvardis, gali eiti pažyminiais. Štai tokie yra dalyvių gramatiniai požymiai. Kaip atskirti dalyvį nuo būdvardžio? Taigi, keletas patarimų, kaip atskirti dalyvius nuo būdvardžių. Pirmiausia, įsitikinkite, ar žodis turi veiksmažodžio šaknį.
ją gali turėti tik dalyvis, kadangi jis yra padaromas iš veiksmažodžio. Pakaitykite žodį laikais. Juos turi tik dalyvis. Būdvardis laikų neturi. Trečias patarimas. Palaipsniuokite žodį. Jeigu žodis laipsniuojamas, tai jis yra tik būdvardis. Dalyviai turi dvi rūšis. Tai yra veikiamosios rūšies dalyviai ir neveikiamosios rūšies dalyviai. Veikiamosios rūšies dalyviai reiškia ypatybę kylančią iš paties veikėjo atliekamo veiksmo. O neveikiamosios rūšies dalyviai reiškia ypatybę kylančią iš kito veikėjo atliekamo veiksmo. Šioje lentelėje yra pateikta dalyvių daryba. Prisiminus dalyvių darybą, prašau atlikti pateiktą užduotį. Dabar prisiminsime dalyvių rašybą. Google paieškoje įveskite štai tokį adresą. Lietuvių 7.mkp.emokykla.lt. Štai jums atvers šį puslapį. Paieškoje įrašykite žodis dalyvis ir paspauskite ieškoti. Paieškos rezultatuose suraskite apačioje žodžių diktantas. Paspauskite žodžių diktantą. Taigi, rašydami šiuos žodžius, mokysitės taisyklingai rašyti veikiamuosius ir neveikiamuosius dalyvius. Sėkmės! Pusdalyvis taip pat yra veiksmažodžio neasmenuojamoji forma, kuri reiškia veiksmo aplinkybę kylančią iš to paties veikėjo kito veiksmo. Prisiminkime pusdalyvio gramatinius požymius. Pusdalyvis taip pat kaip ir dalyvis turi veiksmažodžio ypatybių ir būdvardžio ypatybių. Taip pat pusdalyvis turi ir prieveiksmio ypatybių. Veiksmažodžio ypatybės tai yra kamienas ir sangrąžinė forma. Būdvardžio ypatybės tai yra, kad pusdalyvis turi giminę ir skaičių. Prieveiksmio ypatybės yra susijęs su aplinkybine vartosena. Kaip atskirti pusdalyvį? Pusdalyvį yra lengviausia atskirti iš dviejų požymių. Pirmas. Turi veiksmažodžio bendraties kamieną. Nešdamas. Bendraties kamienas nešti. Rašydama. Bendraties kamienas rašyti. Taip pat turi tik jam būdingą priesagą – dama, kuri su moteriškosios giminės galūne a sudaro įdomų sąskambį – dama.
Pusdalyviai daromi prie bendraties kamieno, pridedant priesagą dam. Kartu su galūne kęsti pridedame priesagą dam ir gauname pusdalyvį kęsdamas arba kęsdama. Atsinešti pridedame priesagą dam ir gauname atsinešdama, atsinešdamas. Trečioji veiksmažodžio nesmenuojamoji forma yra padalis, kuri reiškia veiksmo aplinkybę kylančią iš pašalinio veiksmo. Padalivio gramatiniai požymiai. Padalyvis, kaip ir dalyvis bei pusdalyvis, turi veiksmažodžio ypatybių. Tai yra veiksmažodžio kamieną bei sangrąžinę formą. Padalyvis taip pat, kaip ir pusdalyvis, turi prieveiksmio ypatybę. Tai yra aplinkybinė vartosena. Kuo padalyvis skiriasi nuo pusdalyvio? Padalyvis ir pusdalyvis reiškia aplinkybę. Tačiau padalyvis reiškia aplinkybę kylančią iš kito veikėjo veiksmo. O pusdalyvis reiškia aplinkybę kylančią iš to paties veikėjo, bet jau kito veiksmo. Prisiminkime padalyvių darybą. Padalyvis, kaip ir dalyvis, taip pat turi 4 laikus, tačiau jo daryba yra šiek tiek skirtinga. Ačiū už dėmesį. Susitiksime kitą kartą.